kalbam už kadro ir norisi pasisveikinti su kiekvienu iš jūsų literatūrinės mašinos žiūrovų, bet mes turim labai labai rimtą dalyką pasakyti. Mes jau metus laiko kalbamės su Mantautu ir tą progą turim stalą. Tai ypatinga laida, o dar mes turime Neliną Adomaitę, bet turime Mantautą Ruzą, kuri šiandien neįtikėtinai gerai atrodo, bet iš tos pusės slepia savo akis ir man yra velniškai nejauku, bet man labai įdomu, kodėl jisai ir žmogus ekrane turi kai ką bendro. Labas, Mantautai! Labas, Ieva. Su metiniam. Su metiniam laidos. Tai vat, tą progą net turim stalą, kai norisi taip rimtai teikti, kad metus laiko bendraujam, Mantautas pluša ir taip pluša, kad net uždėjo akinius ir ką tai galėtų reikšti. Ir apie ką mes čia kalbėsime, apie jūsų brolį, čia kažkaip giminė. Panašus? Nu, šiaip yra. Jo. Nu, gal trūksta šiek tiek daugiau plaukų, bet trūksta. Bet yra, kažkas yra. Jo, tai šiandien kalbėsime apie Amerikos kontrakultūros simbolį Hunterį S. Thompsoną arba Hunterį Stocktoną Thompsoną. Taip. Jo, taip. Ir... Skamba kaip Top Gun vaikinukas, aš tiek galiu. Aha, ir jisai yra, taip jeigu padaryti įvadą į jį, žinoma, kad rašytojas. Taip. Bet jis atrodo žiauriai kietas bičas. Jis atrodo žiauriai kietas bičas, jis ir yra kietas bičas. Aha, bet netrodo kaip rašytojas. Jo, jis nėra rašytojas. Nu, netrodo kaip rašytojas. Taip. Ir jis nėra visiškai grynas rašytojas, o pakalbėsim, kodėl jis nėra visiškai grynas rašytojas. Taip. Jo. Bet palauk. Man tai visą laiką yra kažkokia priešistorė, kodėl man tai patinka tas žmogus. Tai aš jau suprantu, kad man tai patinka jo tokia charizma, nes nejaučiasi net nuotraukoje. Jis toks labai suprantantis, ką daro, nors šitro kažkur ir lekia, nes vaizdas paneįsilies. Taip. Bet vis dėlto, kas čia toks, kodėl jis ir dar tokia mūsų metų proga, būtent jis. Tai va dabar jau prisiduoda man. O, taip, tai belaukit, mes kelintą jau laidą filmuojam, 12 tikriausiai. Nu, tikriausiai. Aš per daug laiminga, kad šitą literatūrinę mašiną važiuoja, kad aš skaičiuočiau, bet žinau, kad jau nemažai praeita. Jo, man atrodo 12 laida, taip, ir mes pradedam antrus metus. Dar nesusipykom. Ačiū Dievui. Bet dar ne vakaras, dar turim valandą laiko, galim susipykti ir ne. Tikėkimės nesusipyksim nei šiandien, nei ateityje. Taip. Tai va, o kalbant apie Hunterį Thompsoną, tai aš nenoriu Ieva sukelti jūsų didelių lūkesčių, bet aš sakyčiau, jo biografija dar įdomesnė už Henry Millerio. Turiuomenį. Galima jį pranokti? Galima jį pranokti ir Henry Millerio biografija, tai čia palyginus, žinot, Ramybės oazė. Lyginant su Hunteriu Thompsonu. Iš Hunterio Thompsono biografijos galima daryti filmą. Tiesą pasakius, yra kažkas panašaus padaryta, irgi apie tai pakalbėsim. Tai va, Ieva, bet gal pradėkim nuo kaip visada, nuo pradžių. Jo, palaukit, reikia dabar sugrįžti. Aha, kažkaip man dabar tas Milleris prieš akis atsistojo, bet grįžkime į čia. Taip. Jo, tai gal reiktų pradėti nuo autobiografijos. Kas čia per vaikinukas, nuo kada jisai pradėjo rašyti, kur gimė, kur augo. Taip. Jo. Kas čia toks privienas? Tai gimė jis Kentukyje, Amerikoje, gimė 1937 metais. Jo, ir... Tokiu laiku gimti. Tokioj pakankamai, sakykim taip, ne visiškai respektabilioj šeimoje, nors mama buvo bibliotininkė, sakykim taip, o tėvas buvo Pirmojo pasaulinio karo veteranas. Bet kai jam buvo 14 metų, Hunteriui buvo 14 metų, tėvas ten mirė nuo tokios labai retos autoimuninės ligos. Ir mama pradėjo labai gert. Depresija, liūdesys. Jo, depresija, liūdesys ir pradėjo labai gerti. Tai iš karto galima paminėti faktą, kad tėvai gerai sutarė, buvo kartu, augino. Jo, bet vat įvyko, kas įvyko ir iš esmės... Ir Hunteris buvo paliktas, gal ne visiškai savygai, bet iš esmės jo mama taip nesirūpino, kaip galėtų rūpintis. Ir aišku, jisai pradėjo labai anksti gert, vartot gal ir narkotinės medžiagas.
Tai vadėl, kai jis kietas bišas atrodo toks kaip rockeris, kurie maištininkai. Jo, jis jau būdamas 9, šiaip tai dar kai tėvas dar buvo gyvas, jis jau tada buvo įsivėlęs į nusikaltimų darimą. Jo, jis tenai labai nemėgo mokyklos autobuso vairuotojo ir su savo draugu sugalvojo tiesiog nulaužti kažkokią tai pašto metalinę dėžutę ir mesti po važiuojančių autobuso ratais. Ir žiūrėti, kas bus. Jo. Tai čia jo toks pirmas rimtesnis nusikaltimas, o paskui, aišku... Gal vaikas tiesiog turi lakę vaizduotę, prisižiūri, nežinau, prisiskaito pasakų tuo laiku. Ta prasme, jis nebuvo blogas žmogus, jis tiesiog nemėgo to vairuotojo. Ir... Tai normalu, kai nemėgsti, tu turi duoti ženklą, kad nemėgsti. Ir aišku... Bet nieko neatsitiko, ta prasme, autobusas. Nu, ten prisistatė, ten kažko baisaus neatsitiko, aišku, prisistatė ten policijai namus pirmą kartą. Paskui, aišku, ten, kai jis jau buvo paskutinėje klasėje, jis taip ir nebaigė mokyklos vidurinės, nes jau prieš pat egzaminus irgi įsivėlė kažkokį tai apiplėšimą ir sėdo į kalėjimą. Jo. Prieš pat ten baigiamuosius egzaminus sėdo į kalėjimą. Ir kažkaip tai jam ten pasiūlė, kad jeigu jis nori išvengti kalėjimo, jis gali užsirašyti į kariuomenę, turiu minėti. Aha, jo. Į oro pajėgas, Amerikos oro pajėgas. Jo. Kodėl, ko jis taip kietai atrodo? Aš sakau, kad kvepia. Aha, taip. Jo, ir jisai... Aišku, tenai jisai užsirašė tas oro pajėgas, Amerikos oro pajėgas, bet jis ten toj bazėje iš karto nenorėjo ten kažkokių tai, kaip sakant, labai... Jis nemėgo tvarkos, atvirai kalbant, tos tokios dedovščinos vadinamos karinės, ne, ir kur tenai turi ten laikų prisistatyti. Šeštą ryto atsikėlė mankšta, žygiavimas, treniruotės ir taip toliau ir panašiai. Ir jis ten pasiklot per 3 sekundės. Jo, žmogus linkęs į tokį, nors ir huliganas, bet linkęs prie rašymo, prie... Menininko gyslelė yra. Menininko gyslelė yra ir jisai kažkaip įsitrynė ten į karinių pajėgų kažkokią redakcinę tarnybą, kuri buvo atsakinga už sporto skyrių. Ir jis tiesiog rašė apie būtent oro pajėgų amerikietiško futbolo komandą. Tekstus, jo. Bet dėl to, kad jam patiko futbolas, ar dėl to, kad pinigai? Jam dėl to, kad patiko rašyti ir nepatiko ten, kaip sakau, daryti tų visų karinių reikalų, ne? Tai va, ir jisai rašė. Jo, jam patiko rašyti, mes pakalbėsim apie jo idealus rašytojus vėliau. Tai va, bet jis pradėjo rašyti ir kažkaip, bet jis vis tiek nesilaikė tos, sakykim taip, redakcinės politikos. Taip. Jis mėgo rašyti, kaip jam patinka, o ne tai, kaip nori tenai, sakykim taip, to žurnalo, ne, vyriausiasis redaktorius, pavyzdžiui. Bet gal taip ir turi būti, jeigu tu nori, kaip pasakau, įeiti į istoriją, tu turi būti unikalus ir nenusileisti. Taip, bet jis karinė organizacija, kur ten yra... Nesvarbu, čia žmogus 9 metų parodė, kad nemėgsta vairuotojo su vamzdžiu, tai ką jau kalbėti apie rašymą. Tai galiausiai jis buvo pašalintas, nors jis ten, sakau, nepažeidė kažkokių taisyklių, ne, bet tiesiog tar laisvai rašė. Tai buvo pašalintas iš tos, kaip sakant, karinės tarnybos. Ir ką, jis tada nusprendė, kad, nu ką, reikia vykti tiesiog kažkur kitur. Ir kažkur kitur ieškoti galimybių. Ir jis nuvyko į, man atrodo, jisai nuvyko į Puerto Rico. Puerto Rico. Taip, aha. Jo, ir jisai tenai praleido visai nemažai laiko. Tuo metu Puerto Rikas, dabar tai yra toks turistinės šalis. Jo, ir beje, Puerto Rikiais parašė jau tokią, sakykim taip, pirmąją savo
tokie buvo pirmieji bandymai literatūriniai, jis parašė Romo dienoraštis, o kaip tik aš turiu, jie išleista lietuvių kalboje, bet jinai buvo išleista daug vėliau, jisai stalčių tiesiog parašė ir jinai buvo išleista gal, man atrodo, 97-ais, jeigu aš neklystu metais. Taip. Ta prasme, daug vėliau jau čia visiškai, kai jis jau buvo daug vyresnis, tai va, bet jo, Romo dienoraštis, tai čia turime omeny, kad, Romas gėrimas. Aha. Jo, ir jisai ten, daug gėrė, žodžiu, daug keliavo, daug rašė, ten rašė į pačius beprotiškiausius laikraščius, ten apie vos ne kažkokį kėglių žurnalą rašė, kur tik nerašė. Paskui jis nuvyko į Rio de Janeiro. Rio de Janeire jisai irgi pragyveno gal 2 metus, Puerto Rike metus, Rio de Janeire apie 2 metus, bet turėjo bėgti iš Rio de Janeiro, nes ten, tai va, jis buvo huliganas, bet jis buvo geros širdies žmogus, turiu omeny, jis pamatė gatvėje, kad kažkokie tai vaikėzai bando nutraukti šunį kojas. Jo. Ir jisai žiauriai sumušė tuos vaikėzus, tai tą šunį išgelbėjo, žodžiu. Toks Batmanas, bet... Jo. Bet su prieskoniu. Jis už teisybę. Jis už teisybę, ta prasme, jis... Toks šuniukų Batmanas. Ne, jis ne prieš... Ne prieš žmonės, ne prieš vaikus. Turiu omeny, jis ne prieš jėgos panaudojimą, jeigu ta jėga panaudojama teisingam tikslams. Taip, jis mato neteisybę ir jis siekia tiesos. Jo. Kažkuria prasme tai pateisinam. Jo, ir jisai... Tik ne vaikų teisėm, tai šitą. Ir paaiškėjo, kad ten tie vaikėzai yra kažkokių tai vietinių, ar tai politikų, ar tai kažkokių tai, svarbių... Vaikai. Ir baigėsi jo. Svarbių asmenų vaikai ir tiesiog jis turėjo bėgti iš Brazilijos. Ir jisai grįžo į Jungtinės Amerikos valstijas 63 metais. Tai Puerto Rikas išvyko 60-ais, prasimalė Lotynų Amerikoje iki 63, 3 metus. Grįžo į Jungtinės Amerikos valstijas ir tada vedė savo ilgametę draugę Sandrą. Sandra? Aha. Jo, ir greit labai susilaukė vaiko. Bet Sandra atsirado prieš. Jo, jis ją žinojo. Jinai ilgametė buvo draugė, bet nuo kada jie ten susipažino, tiksliai nėra tų duomenų. Jie seniai jau buvo pažinojo vienas kitą. Ir susilaukė labai greit berniuko, kurį pavadino Juanu Fitzgeraldu. Thompsonu. Thompsonas pavardėjo. Toks, sakyčiau, kaip prezidentas. Jo, jis mėgo Kennedy, bet čia ne prezidento garbiai, o Fitzgeraldo rašytojo garbiai, kuris parašė Great Gatsby. Jam labai patiko Fitzgeraldas. Taip. Tai... Nuostabi tarp kitokio knyga ir filmas. filmas. O Juanas, tai, kaip žinote, Puerto Riko sostinė yra San Juanas. Ir labai garsus... Įkvėpimas. Jo, ir labai garsus vardas Latino Amerikoje Juanas yra. Tai va, čia ta įtaka Latino Amerikos ir aišku, Fitzgeraldas jo dievaitis buvo, tai va, sūnui suteikė. Sūnus beje iki šiol gyvas dalina interviu. Prašau. Ir taip toliau. Prašau. Tai va, labai gražiai atsiliepia apie savo tėvą beje. Jo, tai, na ką, ir tada, aišku, tada jisai įsitraukė į rašymą. Dirbo įvairiose garsiosiuose laikraščiuose, redakcijose. Tai va, ir norėjau klausti, nes tokios kelionės, pinigų reikia, tai žodžiu, jisai iš rašymo. Bet jis ilgai neužsibūdavo, nes jisai, kaip sakau, jis dirbdavo. Jo, ir jis tiesą pasakius, jam buvo tas pats. Jeigu jį išmeta, jis apie savo reputaciją mažiausiai galvoja. Jam jo reputacija mažiausiai rūpėjo, tiesą pasakius. Ir ir jisai... Toks, kur tave išmetausi akinius ryšinius. Jo, absoliučiai. Ir jis įsitraukė į tokias, kaip sakant, baikerių gaują, infiltravosi ir apie ją parašė straipsnį į Nation, toks prestižinis leidinys Amerikoje, žurnalas Nation, parašė straipsnį, man atrodo, kažkas tai tokio Pragaro angelai ar kažkas tokio. Nes ta grupuotė vadinasi Pragaro angelai. Jo, skamba gerai. Jis ten su jais važinėdavo, tūsindavo, sigerdavo, orgijose dalyvaudavo, kur tik nedalyvavo, žodžiu. Tai va, ir tie, aišku... Kietas bičas. Ir paskui iš to gimė visa knyga.
Tai jo pirmoji, ta garsi knyga, kurį išgarsino kaip padarė kultinių rašytojų, būtent Pragaro angelai, taip ir vadinasi. Jo, tik tai tiek, kad jis galiausiai susipyko su tais baikeriais, nes, ten daug priežasčių buvo, kodėl. Gal jam nepatiko, kad apie juos rašys, ar čia po lovą deda? Kažkas panašaus, jam nepatiko, nes jis gaudavo labai didelius honorarus už tos tekstus, nes juos labai skaitė. Ir jam nepatiko, kad jis tais pinigais su jais nesidalino, nors apie juos rašo. Supratau. Jo. Ten dar buvo vienas toks skandalingas atvejis, kai jis lyg ir nufilmavo kažkokią orgiją, kur ten buvo, ten vos ne, išprievartavimai vyko ar kažkas panašaus. Taip. 65 metais, įsivaizduokit, nufilmavo. Nežinau, su kokia portatyvinė kamera ten. Ir ta juosta tapo ten tokia tarp tų visų bytnikų ten labai tokia legendinė. Aš nežinau, ar ją dabar galima kažkur rasti. Tai va, ir paskui dar vienas galutinis, kaip sakant, lašas buvo, kuris perpildė jau tą taurę, tai kad kažkas buvo protestas kažkoks jaunuolių kairiųjų prieš Vietnamo karą, o tie baikeriai atvažiavo ir sumušė tos jaunuolius, žodžiu. Berklio tos studentus sukalė. Tai va, ir jis aišku jaunuolių pusiai buvo ir tada jisai nutraukė ryšius su baikeriais, bet ten buvo dar, su tokiais laikais, 60-metis, jį pakvietė į studiją pakalbėti apie tą knygą, ten nereali istorija. Ta prasme, jį pakvietė pakalbėti apie tą knygą, kai jis jau parašė, publikavo, ten, man atrodo, 66 publikavo tą knygą jau, nes buvo straipsnių rinkinys, paskui jisai sudėjo knygą ir padarė knygą. Ir aišku, ten buvo viskas surežisuota, bet labai spūdingai atrodė, nes Amerikoje, žinot, ten viskas labai kinematografiška. Šiam kažkelinti metai, įsivaizduokit, jisai kalba studijoje apie savo tą knygą ir baikerių lyderis atvažiuoja su motociklu į studiją. Įvažiavo į studiją su motociklu. Ir pareiškė, kad toj knygų yra 60% melo. Taip. Ir išvažiavo. Ir dar išvamžė vieną. Jo, ta prasme, ten gal, ten buvo visiškas, kaip sakant, performances. Tai va, tai... Bet smagu, dabar geras marketinginis triukas. Ir antras dalykas, jeigu tai yra žmogus, kuris atrodo taip ir išgyvenęs tokių, tikrai amerikietiškų kalnelių, tai kodėlgi ne, toks slėlės. Tai tada jisai, jo. Žodžiu, galiausiai tai jų keliai įsiskyrė su tais baikeriais ir Pragaro angelais, jeigu aš tiksliai pavartoju, jeigu ne, iškirpsim. Jo, tai va, toliau jisai su tokiu Acosta, meksikiečių aktyvistų, vyko į Los Andželą, atsiprašau, Las Vegasą iš Los Andželo prašyti kažkokių tai irgi baikerių lenktynių, nesusijusius tais baikeriais. Bet galiausiai jie ten pateko į kažkokią konferenciją apie narkotikus. Policininkų buvo labai daug konferencijų ir įsivaizduokit, jie prisivartoja narkotikų į tą konferenciją. Ir ten skandalino tenai, tam Las Vegase užsisakė apartamentus, nes jiem ten užsakė apartamentus, nusiaubė tuos apartamentus ir taip toliau. Tai va, tai šita knyga galiausiai pasirodė straipsnį garsiam žurnale Rolling Stone. Kuris garsiausias pop žurnalas. Faktas apie muzikantus iki šiol būna, kad iki šiol, taip. Ir ten tuo metu jaunas tas įkūrėjas, Rolling Stone, jisai pamatė talentą jo ir paprašė, kad jis rašytų apie tą tripą į Las Vegasą. Ir jis ten rašė seriją straipsnių, bet galiausiai išėjo knyga. 71-aisiais baigė rašytos straipsnius, o 72-ais išleido šitą knygą Baimė ir neapykanta Las Vegase. Ir galiausiai... Čia nuotrauka jisai? Ne, čia Johnny Deppas. Galiausiai buvo pastatytas filmas. Galiausiai buvo pastatytas filmas su Johnny Deppo ir Benicio del Toro. Taip. Kur tokiu pačiu pavadinimu, galite pasižiūrėti, bet knyga yra labai gera. Ta prasme, knyga yra kažkokia, mano, viena mėgstamiausių knygų. Eina savo, va čia tai panašus. Čia, nežinau, ar matosi. Tai čia Hunteris Thompsonas su Johnny Deppu. Čia tai taip. O čia
Irgi jie? Čia vat, čia yra jo, čia Del Toro ir Johnny Deppas. Va, čia. Crazy. Jo. Nepasakyčiau. Čia tai matau. Čia dar jaunas jisai labai yra, jis turėjo šiek tiek pasikeisti. Taip. Tai va, jisai gyveno, Geras. beje, jisai gyveno pas Hunterį Thompsoną rančoje, nes norėjo perimti Thompsono visokius judesius, manieras ir Johnny Deppas gyveno Hunterio Thompsono rančoje 3 mėnesius. 3 mėnesius kartu, įsivaizduokit. Aš sakau, ta prasme, čia yra... Pavydu! Jo. Wow. Nes Johnny Deppas, kai davė interviu apie Hunterį Thompsoną, jisai kalbėjo apie jį su tokiom akim užsidegusiam kaip apie kokią dievybę. Jam jisai buvo visiška dievybė, ta prasme. Kad jis galėjo su juo, su tokiu legendiniu žmogum. Tai čia jau buvo daug vėliau, čia jau 90-metis, bet knyga buvo parašyta 72 metais, publikuota. Kaip knyga išėjo. O 71, kaip sakau, Rolling Stone įspausdino seriją tekstų. Tai va, tai ten su to Kosta, kuris irgi buvo crazy bitches, nemažiau crazy negu mūsų pagrindinis herojus. Negu Thompsonas, jo, negu Hunteris. Taip. Jo, jie vyksta į tą, sakykim taip, Las Vegasą iš Los Andželo. Ten, žinot, ten kelias gal 400 kilometrų. Aš specialiai susiradau, pasižiūrėjau, tą kelią yra YouTube, jeigu norit, galite susirasti, tiesiog įsiveskit Road Trip from Los Angeles to Las Vegas ir ten yra iš mašinos pro priekinį stiklą automobilio nufilmuotas visas kelias, tiesiog 4 valandas galite pasižiūrėti kaip meditacija. Visas kelias yra nufilmuotas, galima nuvažiuoti va taip, sėdint namuose. Kodėl niekas nenufilmuoja iš Vilniaus į Klaipėdą? Jo, galėtų taip daryti. Tai va, aš pasižiūrėjau kaip tokį, kaip meditacinį, kaip jie, nes jie realiai važiavo tuo keliu, ta prasme. Pasėmė kabrioletą, aš užtat jie... Ar čia nuotrauka daryta važiuojant tuo keliu? Ne. Gerai. Aha. Taip. Čia, man atrodo, jis su motociklu važiuoja. Tai va, jo, tai nes jis labai mėgo motociklus. Aišku, jau kai esi probleminis bičas, tai tu mėgsti tokius dalykus. Aha. Jo, tai va, jis ir su kateriais plaukia, ir su motociklais važinėja ir visa kita. Jo, tai mes apie šitą knygą dar truputį vėliau pakalbėsim, bet jo, tai parašė šitą knygą, nes dabar aš dar noriu sugrįžti prie jo biografijos. Jo, gerai. Jo, tai čia šitą knygą išėjo 72 metais, kaip sakiau. Tai va, nu ir aišku, jisai tapo jau tokia kultinė asmenybė ir aš sakyčiau, šiek tiek atėmė iš jo tą draivą, nes jis tada jau priminėjo svečius, ten Bill Murray, ten Johnny Deppas pas jį namuose lankydavosi, ten visokios porno žvaigždės, ta prasme, rančoje. Ir, žodžiu, Sandra galiausiai neatlaikė to viso. Nes jis pats tapo įvykiu. Taip. Ir jis pats jau nebegalėjo užsimti tą savo žurnalistiką tokio tipo, ne, kuri vadinama gonzo žurnalistika, dar pakalbėsim, kodėl gonzo. Čia kai tu įsipaišai tam tikrą bendruomenę. Jo, ir tu gyveni ir aprašai iš vidaus viską. Tai va. Kaip šnipas. Nu, panašiai. Ir tada jisai, aišku, nebegalėjo būti gonzo žurnalistas, nes jį visi žinojo. Jis jau nebegalėjo, bet kaip pas baikerius ten įsipaišyta, ne? Kodėl galėjo nusiskust plikai, ūsus prisikliuoti ir prašau? Jo, tai vat gerai Ieva, kad prisiminėt. Jis vieną kartą buvo nusiskutęs plikai, todėl, kad jis dalyvavo dar prieš parašant šitą knygą, jis nusprendė eiti į rinkiminę kompaniją ir dalyvauti šerifo rinkimuose. Jo, ten Kolorado valstijai, ten toks nedidelė apygarda kažkokia tai, kur jis nusprendė dalyvauti rinkimuose. Į šerifo postą kandidatuoti ir varžėsi su respublikonų atstovu ir jisai nusiskuto plaukus plikai, norėdamas perzinti tą kandidatą, nes tas kandidatas buvo trumpai nusikirpęs. Ir tą kandidatą vadino mano ilgaplaukis draugelis. Jo. Koks atsakas? Nusiskuto plikai, jo, bet ten tokia buvo, nu, irgi visiškai crazy kompanija. Ir jis pats ją sugriovė, tiesą pasakius, nes jis... Persistengė. Nu taip, nes jis būtų laimėjęs. Ta prasme, jis ten... Jį mėgo žmonės. Jį gal mėgo ne tiek žmonės, kiek ten
toj, kuris varžėsi, ten buvo labai daug didelė hipių bendruomenė. O tie žmonės niekada nėra balsavę. Bet kai Thompsonas balotiravosi, tai jie tada užsiregistravo visi, nes jis ten yra net filmas sukurtas, kuris duoda kalbą atėjęs į salę, ten pilna hipių prisėdė ir jis ten duoda kalbą ten hipiams. Jo, kad ten mes legalizuosim žolę, pakeisim miestelio pavadinimą, kad nepritraukti tiek daug turistų, nes, turistai ten, žodžiu, išsiurbė visą energiją miestelio. Ir taip toliau. Ten buvo labai crazy kampanija ir aišku, tada susidomėjau ten federalinė valdžia, kas čia vyksta dabar. Ir nedaug dievė šitas psichas laimėtų rinkimus, nes jo partija vadinasi beje Frykų valdžia. Frykų valdžia? Jo, Frykų valdžia. Man žiauriai patinka. Gerai. Tai sukūrė partiją Frykų valdžia ir gavo ten, man atrodo, 43%. Ten ant ribos buvo. Tai Matot? Va čia ir viena mieste jis laimėjo, bet pačioje apygardoje ten, nes tos dar buvo tos, kur tokios jau konservatyvesni gyventojai, ten tie tokie regioniniai gal kažkokie, tai jie, provincijų gyventojai nelabai už jį balsavo. Tai va, bet jis, man atrodo, ten gali būti, kad federalinė valdžia suklastojo tos rinkimus. Galbūt šis tikrai... Gal jis yra laimėjęs. Kas yra laimėjęs. Bet jis net kažkojam interviu pats davė, kad jis nesiruošė laimėti. Tai va dar padarė tą, kad, tai kam mes už tave balsuosime, jeigu tu balotiruosi čia. Tikrai, kad frykas. Jo, tikrai, kad frykas. Jo, tai va. Gerai, tai gerai, kad jie priminė tos plikus plaukus, nes jis buvo nusiskutęs plikai, galite irgi susirasti tas nuotraukas. Jo. Ne, su plaukais gražesnis, nereikia gadinti dabar. Jo, bet čia buvo rinkiminės kampanijos dalis. Gerai, tai Sandra palieka jį. Sandra po 17 metų santokos jį palieka. O vaikui kiek metų tuo metu? Tai vaikui... Kodėl klausiu, nes jo gyvenime panašiai. Tai vaikui ir buvo 18 kažkur, nes jis vedė, kai pagimdė, ta prasme, šiam trečiais pagimdė tą... Kai susitokė ir pagimdė tą vaiką, iš esmės, ten metų gal bėgė pagimdė tą vaiką. Supratau. Tai vaikui buvo kažkur 17-18 metų. Tai nebuvo tokios milžiniškos traumos, kaip jam pačiam. Tai jau sūnus ten buvo suaugęs žmogus praktiškai. Jo, ir tada jisai... sakau, tie vakarėliai, ten jis dar buvo su kažkokia porno žvaigždė įsivėlęs į kažkokius teismo procesus, nes ten iš namų išmetė savo, nes jinai ten atėjo jo namus ir pradėjo aiškinti kažkokias feministinės idėjas, kurios jam nepatiko, žodžiu, porno žvaigždė feministinės idėjas aiškino. Keistai skamba, bet buvo ir tokių feministių. Tai va, tai... Visokių reikia. Mes moteris suprantam ir jas. Jo, bet pati Sandra, jinai toliau sukūrė kažkokį, nežinau, ar jinai išėjo? Jie, žinokit, nesekiau Sandros biografijos. Kodėl įdomu, nes būna, kad kiti vėl susieina po kiek laiko. Aš nežinau, kas buvo, aš tik žinau, kad jie išlaikė labai draugišką ryšį. Ta prasme, jie nesusipyko. Tiesiog Sandra jau buvo per daug to viso. Netlaikė. Bet tikrai nesusipyko ten ir be jokių pykčių įsiskyrė draugiškai. Bet po jos jisai dar kažką turėjo iš moteriškos kompanijos? Jo turėjo, bet... Ką reiškia šitas žvilgsnis jo turėjo? Ne, jūsgi jau supratot, kas tai per žmogus. Taip, ten kažkokia mergina, kuriai buvo ten tuo metu gal 25 metai. Norėjo ten... Solidžiai, supratau. Aha, ir... Jam solidžiai. Jo, ir jie... Ten skirtumas tarp jų buvo 35 metai, tai galite paskaičiuoti. Solidžiai, supratau. Bet jam patiko dėl to, kad, nežinau, graži, ar kažkas, nežinau, būna atsitinka meilė, atsitinka vėl knygos ir kaip mes turėjom labai daug rašytojų, kur atsitinka ir tiesiog. Kažkas atsitiko, jinai ten norėjo rašyti apie amerikietišką futbolą. Ji norėjo rašyti. Jo, jis kadangi jau patyręs tame, jis rašė daug apie sportą. Jo, jinai norėjo pasikonsultuoti, kažkaip susipažino. Ir darbiniais reikalais jo. Ir jis vedė ją... Jis ir ją vedė. Taip, jis ją vedė. Supratau. Jis turėjo antrą santuoką, bet jis turėjo tik vieną vaiką, ta prasme, su pirma žmona. Taip. Jis ją vedė 2000, susipažino, man atrodo, 99 kažkur, po kelių metų, 2003 vedė. Jo, ir galiausiai 2005 metais jisai į savo rančą susikvietė visos šeimos narius, tik ta Anita, ta naujoji žmona, kažkaip jinai buvo išvykus,
bet buvo visi šeimos nariai, jo sūnus buvo, man atrodo, jo buvo pronukis, nes jau sūnus vaiką turėjo, jo. Ta prasme, ten jau buvo dar kažkokie žmonės artimi ir Hunteris Thompsonas, kai jau sukvietė visus į svetainę, nuėjo į savo kambarį, žodžiu, užsirakino ir jis turėjo didelę ginklų kolekciją. Nepatinka man šitą istoriją. Ir jis nusišovė. Šventė visiems, puikiai šventė. Padarė visiems šventę. Jo, visus susikvietė. Savo stiliuje. Ir sakai... Ja. Ir visi galvoja, visi pagalvoja, kad fejerverkas išėjo. Ne, kad knyga nukrito. Tiesiog, kad knyga. O tuo metu jis dar prieš nusišaudamas kalbėjęs su žmona, o žmona pagalvojo, kad čia tiesiog traška tas rašymo mašinėlės, tas klavišas. Bet jis tikrai nenormalus. Toks tikrai frikas, mega jis. Jo, bet sūnus, kai užėjo į kambarį, pamatė ir tada visa šeima tie pamatė, kad... Man to dar sūnus išėjęs į lauką, ten dar buvo likę šovinių tam ginklė. Aš nežinau, ar ten pistoletas buvo, ar kažkoks medžioklinis šautuvas. Tai va, dar ta buvo šovinių ir sūnus dar iššovė tėvo garbį, dar likusius šovinius iššaudė į orą. Ir jisai net... Keista šeima. Savo atsiminimuose dar rašo, sako, nuskambės gal negražiai, bet sako, kai mes užėjome tą kambarį, visi tenai, ir pamatėm tėvą gulinti taip, pajutom kažkokią šeimos dvasią. Ai, nes jis vis dar kambarį kartu. Jo, visi kartu. Dar šilta. Su tėčiu, kaip sakant. Jo. Tai va, tai... Bet čia dar ne viskas, Ieva. Aš galvau, kad ten tom kamikadzėm buvo baisu, toliau. Ne, va, čia dar ne viskas. Hunteris Thompsonas, jis jau ruošėsi savo laidotuvėms ir jis aprašė, kaip turėtų atrodyti jo laidotuvės. Nuostabu. Kiek metų buvo, kai čia tai padarė? Jam buvo 67, man atrodo. Ta prasme... Dar jėgų žydėjime. Kas yra jauna žmona? Jo, jėgų žydėjime buvo. Tai va, turint omeny, kokį jisai gyvenimo būdą vedė. Tai. Aš kažkur Facebook'e skaičiau. Bet jis kažko sirgo, ar jis tiesiog sugalvojo nusišauti? Aišku, kažkiek buvo paveiktas tų visų substancijų, kiek jis per gyvenimą yra vartojęs. Bet ką aš turiu omeny, kad... Ką aš norėjau pasakyti, kad... Jis tom laidotuvėm ruošiasi, jisai pasakė, kad šiam 7 metai, tai jau 17 metų mažiau negu 50 metų. Ir jau gyvenimas yra apgailėtinas tokiam amžiui. Ir, atseit būk stiprus ir nebijok tiesiog, ta prasme jo. Jo, čia mes gigdėvę nepropaguojam nieko, bet... Tokia skanduotė, jeigu tau yra... Ką aš turiu omeny, kad... Balsuokite už mus, Freak kompanija. Jo, Freak Power. Tai va, tai žodžiu, jisai aprašė, kaip turėtų atrodyti jo laidotuvės. Ta prasme, kaip jis bus pašarvotas, kokios gėlės, ar kaip čia? Kas yra prašymas? Kas yra prašyti savo laidotuvės? Ieva, pašarvotas čia jūs labai sušvelninot situaciją. Jis nusprendė, kad jis turi būti kremuotas, turi būti pastatyta 50 metrų aukščio stulpas, per brūkšnelį patranka, ir jo pelenai turi būti iššauti su fejerverkais tuo pačiu metu. Tai va. Jo, laidotuvėse susirinko gyva galybė žmonių, buvo Johnny Deppas, Bill Murray, Benicio del Toro, viceprezidentai, ta prasme, gal 300 žmonių buvo jo laidotuvėse. Pažiūrėt fejerverkus. Johnny Deppas apmokėjo visą šitą šou, sumokėjo $3 milijonus. 3 milijonus dolerių. Ir Johnny Deppas iššovė, buvo parašyta, kad turi būti šauta 2 šūviai iš patrankos. Tai va, Johnny Deppas savo rankomis, bum, iššovė Hunterio Thompsono pelenus su fejerverkais.
Aš esu mini šokę. Aha, nu. Jo, ir... Bet čia mes ne apie filmą, mes čia kalbam apie žmogaus pabaigą. Taip, yra video, aš buvau radęs video laidotuvę. Ten maža ištrauka, bet įspūdingai tai atrodo. 50 metrų aukščio, 20 aukštų, įsivaizduokit, pastato aukščio stulpas. To stulpo viršuje yra ranka laikanti pejotlį. Pejotlis tai yra kaktusas. Kaktusų šeimos augalas, iš kurio daromas psichodelinis narkotikas, kurį labai mėgo Hunteris Thompsonas, meskalinas. Pejotlis, stulpas, iš šūvis, ta prasme, ten kažkas neįtikėtino. Tai va. Neįtikėtina tai, kad šalia Johnny Deppas, kurį mes Johnny žinom, Deppas, kuris... Toks kaip... Ja. Johnny Deppas apmokėjo visas laidotuvės ir jisai savo kalboje pasakė... Ta prasme, jam nebuvo problema apmokėti. Jis pasakė, ačiū. Ačiū Hunteri. Ačiū Hunteri. Už tai, ką tu davėjai. Jis tikriausiai prisidėjo, faktas, jisai ir prie jo karjeros. Jūs pasižiūrėkit, paskui jo visi tie filmai, ta prasme, netgi tas pirato judesiai paimti iš Hunterio Thompsono. Džekas Sparrow. Šiaip šitos laidotuvės tikrai primena piratą laidotuvę. Taip. Okay. Ta prasme, Hunteris Thompsonas jam iš esmės padarė neįtikėtiną įtaką ir jis jam buvo labai dėkingas. Wow. Gerai. Gerai. Negaliu patikėti visų šitų reikalų, bet nutarkim. Grįžkim į jo knygas, jo literatūrą. Aš jau matot, aš jūs visą laiką nustebinu. jau sakėt, kad su Mišima daugiau. Net ten buvo nesveikai, bet čia jau yra toks, kur, čia tikrai reikia kažko parūkyti, kad suprastum. Ja, čia. Bet gyvenimo tikriausiai būdas ir tai, kaip jisai matė gyvenimą, kažkuria prasme pateisina. Jo. Jo pasirinkimą baigti. Net nubraižęs brėžinius, kaip atrodytų tas stulpas, viskas buvo įgyvendinta. Iš jau viską buvo. Gerai, o ta jauna čika, jo ta antra moteris, tiesiog liko su ranča ir... Jo, tai tiek. Kalbant apie jo literatūrą. Gerai, dabar sugrįžtam prie rimtų reikalų, nes aš negaliu patikėti, kad čia per asmenybę, tai jo literatūra turėtų būti mega crazy. Čia turėtume išgerti alaus, imti barą tą knygą ir skaityti. Ja, tai gali skaityti ir normalioj būsenoj turime. Normalioj būsenoj. Man tai sakau, man tai yra jo knygos mėgstamas rašytojas. Labai mėgstamas ir jos yra vienos geriausių knygų, ta prasme, parašytos Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip, jos persunktos yra amerikietiška dvasia. Tai va, ir mes pakalbėsim dabar apie jo legendinę knygą Baimė ir neapykanta Las Vegase. Jeigu, Ieva, jūs leisite. Aš tai leidžiu. Tai va, tai gerai, tai pakalbėkim dabar apie šitą knygą. Kaip sakiau, šitoj knygoj du yra veikėjai. Taip. Advokatas iš Samoa ir Diukas. Diukas tai yra Hunteris, o advokatas iš Samoa tai yra tas Acosta, tas crazy bitches, jo, draugelis, kuris beje buvo žmogaus teisų aktyvistas ir jo likimas iš tikrųjų tai neaiškus, nes jisai po šitų įvykių, praėjus ten kažkiek metų, jis išvyko, jis labai jaunas, 39 metų išvyko į Meksiką, nes buvo meksikietis. Taip. Išvyko į Meksiką ir tiesiog pradingo. Iki šiol jisai yra dingęs, laikomas dingusiu žmogumi. Turiu omeny, nieks nežino, ar jisai gyvas ar negyvas. Aišku, greičiausiai jau negyvas. Bet iki šiol jisai laikomas policijos, sakykim taip, toj visoj. O draugelį, vienas toks, kitas toks. Jo, jis yra dingęs. Tiesiog iki šiol jis nuvyko į Meksiką ir dingo. Arba nedingęs, bet mes to nežinom. Mes nežinom, gal jis kažkur išnirs. Kažkur yra. Jo, jis kažkur yra. Wow. Kažkur slapstosi. O yra kažkokių užuominų knygai, kad jis dingsta? Ne, tai čia ta knyga dar iki to dingimo parašyta. Kai jie dar važiavo dviese į Las Vegas. Bet nėra kažkokios nors eilutės, kur užmeta, kad, pavyzdžiui, dingsta personažas. Ne, ta prasme, iš kur jis galėjo žinot, kad... Ką žinau, čia toks bičas, kuris atrodo, kad numato savo ateitį, nupiesdamas stulpus. Tai dabar grįžkim prie Gonza. Hunteris Thompsonas yra, sakykim taip, Gonzo, tos srovės atstovas svarbiausias. Gonzo žurnalistika tai yra tokia žurnalistika, kuri, kaip mes ir kalbėjom, tai yra, kai tu pats dalyvauji įvykių sūkuryje
Tai yra toks kombinacija literatūros ir žurnalistinio reportažo. Bet žurnalistinis reportažas yra ne kažkoks sausas reportažas, faktologinis reportažas, bet, sakykim taip, ten gali būti daug įvairiausių išsigalvojimų, sąmojų, nes gonzo iš anglų kalbos verčiamas ekscentriškas, toks pamišėliškas, Tai va, kaip sakau, gonzo terminą sugalvojo ne Hunteris Thompsonas, bet jam tai patiko, kad jis ne tą advokatą, su kuriuo važiavo tą meksikietį, ne? Nu, aišku, ten jis ne meksikietis, ten jisai vadinamas advokatas iš Samoa salų. Jį vadina daktaras Gonzo jau šitoje knygoje. Tai Ir jie važiuoja į Las Vegasą, vaikosi tos vadinamosios amerikietiškos svajonės. Pokeris, pinigai, moterys. Jo, ta amerikietiška svajonė. Ir čia labai didelė įtaka, aišku, Fitzgeraldo. Kodėl? Todėl, kad Fitzgeraldas irgi Great Gatsby kalbėjo apie tą amerikietišką svajonę ir jo žlugimą, ir jos nepasiekiamumą. Nes Fitzgeraldas jam padarė labai didelę įtaką, jis net bandydavo tiesiog, kad suprasti Fitzgeraldo stilių, tiesiog perrašinėdavo Great Gatsby, perrašė visą knygą pats rašymo mašinėlę, perrašė visą knygą. Tiesiog bandydamas pajusti, ką jautė Fitzgeraldas rašydamas Great Gatsby. Tai va. Ir O jie tokie daug lapų. Labai sunkus darbas. Sunkus darbas, bet kaip sakau, jis labai jo žavėjosi, jis ir perrašinėdavo ir Hemingvėjui, bet Hemingvėjus jam labiau tiko kaip toks irgi tough guy, kietas vyrukas. Kietas vyrukas, medžiotojas, nuotykiai. Tai va, jam Hemingvėjus gal labiau patiko iš tos pusės. O Fitzgeraldas, kaip sakiau, labiau patiko, labiau darė įtaką iš tos idėjinės ir stilistinės pusės. Ir tai va, tai gonzo kartais yra vadinama literatūriniu kubizmu. Kodėl? Todėl, kad kubizmas, mes žinom, kad kubizmas tai yra toksai perspektyvistinis menas, kai jisai parodo, tarkim, tą patį objektą iš įvairių perspektyvų. Vat kubas, mes jį matom ne plokštumoj, o matom 3D, sakykim tai. Tai va, tai kai tu rašai kažką, tu pateiki tam tikrus įvykius iš įvairių perspektyvų, ne kaip sausa kažkokį tai protokolą, arba kaip sausa žurnalistinį aprašymą, kurį galima pavadinti tokį plokščią, vienoj plokštumoj. O šiuo atveju literatūrinis kubizmas arba gonzo, tai yra vat, būtent daug perspektyvų, daug plokštumų vienu metu. Ir tai gali būti dar vienas labai dalykas, tai yra, kad tai yra toks koliažas. Koliažas tai kai, sakykime, autorius rašo iš tokios sąmonės perspektyvos, kur yra paveikta narkotikų. Paskui jisai rašo jau iš blaivios sąmonės perspektyvos, apie tos įvykius, kai jisai blaivo. Paskui jis pavartoja kitokių substancijų, nes kai jie važiuoja į Las Vegasą, tai jie pilna automobilį, ten net aprašytas visą, kaip rašo Hunteris Thompsonas, ta prasme, į bagažinę susikrovėm visą laboratoriją narkotikų. Tai yra meskalinas, tai yra LSD, tai yra kokainas, alkoholis, tekila, ten ir taip toliau ir panašiai. Ir jie susikrovė tą, važiuoja ir vartoja tos narkotikus ir geria alkoholį. Mes čia, gink-dieve, nepropaguojam, bet aš kalbu kaip yra. Tai jisai apie tai parašė ir tai ir darė realiam gyvenime. Gal kažkas taip, nes tai yra iš esmės tokie biografiniai, sakykim taip, tekstai, nes gonzo, kaip sakau, tai yra literatūra, įvykių, su kurie pats dalyvauji ir juos aprašai.
Užtat čia, jeigu kalbėsim dabar, pavyzdžiui, apie dirbtinį intelektą, dirbtinis intelektas gonzo literatūros negalėtų rašyti. Nu jo, nes niekur. Nes jis negali dalyvauti tos įvykiuose. Jis gali rašyti kaip paprastas žurnalistas, kuris pristato faktus, ne? Taip. Jis gali parašyti tokį sausą reportažą, jo. Bet jis negali važiuoti su automobiliu. Jo, būtent čia mes galim pasakyti, kad jeigu kas nemėgsta labai dirbtinio intelekto, skaitykit gonzo literatūrą ir ypač Hunterį Thompsoną, tai jūs pajusit, kaip tai yra rašoma iš tos asmeninės perspektyvos, ne? Ir dabar grįžtant prie tos idėjos, kokia čia pagrindinė idėja, čia nėra kažkoks narkotinis tripas kažkur tai Las Vegasą pasilinksminti, nors taip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Iš tikrųjų, kaip sakau, čia idėja daug sudėtingesnė. Aš manyčiau, čia labai gilus romanas, nes žmonės gali skaityti ir čia, oi, linksma, apsinarkašinę čia jie tenai siautėja, daro nusikaltimus tenai Las Vegase, tenai... ta prasme, įsinuomoja Cadillakus, pabėga, netiduoda ten nuomos pinigų ir taip toliau. Ta prasme, taip ir yra, bet turiu meni, kad ten idėja tokia, kad kodėl amerikietiška svajonė. Kad Las Vegasasgi tarsi turėtų įkūnyti amerikietišką svajonę. Bet kai nuvažiuoji į Las Vegasą, tu pamatai, kad ten yra tiesiog kažkoks tai vartotojų rojus, kuris baigėsi žlugimu. Ne? Tai vilčių žlugimu, ne? Pinigų žlugimu, tu bankrutuoji, tu degraduoji ir tu, kitaip sakant, grįžti iš Las Vegaso ne tiek gavęs, kiek praradęs. Prasme. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, taigi Hunteris Thompsonas tikėjo tom kontrakultūros idėjomis, kad kontrakultūra, hipių judėjimas galbūt mums parodys šviesą tunelio gale, galbūt tai parodys kažkokios tikrovės, naujos tikrovės, geresnės tikrovės galimybę. Ir jis jau rašo, kad jis jau pradeda matyti tos ženklus, kaip griūna ta visa hipių kultūra, nes tie narkotikai, kaip jis rašo LSD, iš tikrųjų neparodė mums kelio kažkur kitur. LSD tiesiog vienus padarė visiškais luošiais ir degradavusiais žmonėmis, o tie, kurie metė LSD, tapo vartotojiškos visuomenės raikteliais. Reiškia, išeities nėra. Ir ta amerikietiška svajonė taip ir liko, tik tai svajonė. Ne, jinai tapo nepasiekiama ir jis jau fiksuoja, nes jis rašo apie tai 71 metais, jis jau fiksuoja tos kontrakultūros žlugimą, jis net aprašo tokį dalyką, kad net narkotikai keičiasi, narkotikų vartojimas keičiasi ir tie narkotikai, kurie tarsi turėjo atverti, kaip Huxley rašė, kelią arba į rojų, arba į pragarą, neatvėrė tų durų, bet jie bent jau teikia viltį, nes pavyzdžiui, meskalinas, jisgi, sakykime, iš esmės, čia negalima taip sakyti, bet meskalinas jis labiau, jis išplečia sąmonės ribas, sakykime. Na? Jis ten leidžia, kaip Huxley rašė, pamatyti tai, ko tu nepamatysi plika akim, nes plika akį užstoja sąvokos, mes matom sąvokomis, mes matom, pirmiausia sąvoka, paskui daiktą, pavyzdžiui, televizorius, tada matom televizorių, ne? Pirma eina sąvoka, paskui daiktas, ten kamera, tada kamera, o meskalinas tarsi atveria daiktą, koks jis yra iš tikrųjų. Mes nereklamuojam narkotikų, mes tiesiog sakom faktą. Nereklamuojam narkotikų, reikia čia pabrėžti daug kartų. Tai o dabar jis jau mato, kad šitie narkotikai nueina į nebūtį ir, kaip sako, mes jau paskutiniai tokie dinozaurai, kurie vartoja tokius narkotikus, dabar ateina narkotikai, kurie tiesiog išjungia sąmonę, kurie daug pavojingesni, kurie išjungia sąmonę. Bet gal kažkuria prasme, pavyzdžiui, kalbant apie narkotikų, dabar, kaip heroinas, pavyzdžiui. Taip. Taip, bet dabar pakalbėjus, labai graži ta tokia metafora, kad narkotiką galima suprasti įvairiom formom, ta pati socialinė erdvė, kurioje mes įsėdim, mes visi vartojam, nesveikai daug, kiekvieną mielą dieną, to, kas mums gražu. Taip. Tai kažkuria prasme, žmogus apsėstas kažko, kaip aš suvokiu bent jau, tai ir šiandien dieną mes kiekvienas esam kažko apsėsti, tik tai, kad, vieni... Bet ką aš norėjau pasakyti, kad jis taip fiksuoja pokytį narkotikų vartojime,
kur atsiranda tokie narkotikai kaip heroinas, kurie neišplečia sąmonę, bet išjungia sąmonę tiesiog. Jo, ir tai irgi žymi toks tų nepateisintų vilčių žlugimo, bet kaip sakau, Hunterio Thompso manimu nėra išeities, turiuomenį. Prasme, tai užtat čia nėra jokia narkotikų propaganda, čia kaip tik, kad jie neišves mus į šviesų rytojų, ne? Jie nepadės mums sukurti nuo kitokios visuomenės. Jis tą mato, tas žlunga, ne, kaip sakau, žmonės tampa lošiais, arba, kaip sakau, tie, kurie meta, tampa visuomenės raikteliais. Išeities nėra, užtat, kaip sakau, dar kartą pabrėžiu, čia nėra šita knyga nėra jokia propaganda. Ta prasme, čia kaip tik jinai gali atgrasyti nuo to. Tai va, čia tas labai svarbi idėja, ne? Bet kaip sakau, reikia... Bet jis ir pats tai supranta savo kailiu, taip, gyvenimą. Tai labai juokinga, nes jie vyksta į tą policininkų, tą visą konferenciją, kurie kalba apie narkotikų žalą ir taip toliau. Ir jie sėdi toj konferencijoje su tuo savo advokatu, daktaru Gonzo, ir jie juokiasi, kad policininkai irgi nesupranta apie narkotikus nieko. Taip. Ta prasme. Taip. Ne taip jie veikia ir ne taip viskas yra, kaip jie kalba toj konferencijai su prabangiais švarkais ten. Jie beje irgi gavo korteles, kad jie ten policininkais, ta prasme, prisistatė. Ta prasme, netikėtina. Jo, tai va, įsivaizduokit, važiuoja prifarširuota bagažinė narkotikų į konferenciją apie narkotikus. Nu, bet tai negali pykti, tai apie ką kalbu, tą ir turiu. Jo, tai va, tai čia tos amerikietiškos svajonės žlugimas, ir šitas romanas tą labai gerai parodo. Aš ten nepasakosiu, nes ten jis yra labai linksmas, tiesą pasakius. Jis labai linksmas skaityti, nes ten, kaip jis ten, pavyzdžiui, tą advokatą vežė nes advokatas turėjo anksčiau išskristi iš Las Vegaso ir jisai su tuo limuzinu išsinuomotų vežė tą advokatą, pravažiavo per kažkas užtvaras ir tiesiai į oro uostą prie pat lėktuvo nuvežė jį. Kai vėluoji, ką daryti? Vėluoji, bet turi pinigų. Sako, jeigu ten būtų koks leidėsis Boeingas, jis būtų mus pritrieškęs kaip tarakoną, nes ten tiesiog mes jau būtum nematę ir jis būtų mūsų nematęs. Jo, ir per tos pakilimo takus nuvežė prie to pat. Nu, ten įspūdinga. Jūs, sakau, paskaitysit ir pamatysit, kokia tai gera knyga. O kita knyga... Bet aš dar grįžtant prie baimės ir neapykantos, Las Vegase yra ir filmas. Taip. Tai verčiau pradžiai žiūrėti knygą. Knygą. Skaityti knygą ir žiūrėti filmą. Filmas toks perspaustas. Gerai. Kažkaip man vis tiek. Padarysim ir tai ir. Knyga realistiškesnė. Jo. Nu, o apie Romą? O čia aš gal labai trumpai, jau labai nesiplečiant, jo, tai čia jis aprašo savo patirtis, kai jis gyveno Puerto Rike. Čia tokia irgi, sakykime, Gonzo literatūra, bet kaip kažkur skaičiau, kad čia yra, kad Hunteris Thompsonas įrodė, kad jis gali rašyti ir tokią klasikinę literatūrą. Ane, sakykime taip. Tai va, tokią klasikinę literatūrą, kuri, sakykime taip, O ką Hunterio kalba reiškia klasikinė literatūra? Turiu minį pakankamai solidus tekstas, be jokių ten tokių, tokių narkotinių tripų, kaip va šitoj knygoje. Ta prasme, taip, ten vartojamas alkoholis. Tėvam duot paskaityti. Romas, jo, šitą ir tėvam galim paskaityti. Ir aš noriu pacituoti vieną nuostabią citatą, gerai? Mes dar turim laiko. Gerai, supratau. Kiek turim? Dar citatai turim laiko. Gerai, citatai turim. Čia nuostabi citata. Jinai nėra labai trumpa, bet aš tikiuosi suspėsim. Čia citata būtent iš tos knygos Romo dienoraštis. Rašiau reklaminius tekstus naujiems kazino ir bowlingo klubams. Tapau gaidžių kovų sindikato konsultantų, lengvai perperkamų prabangių restoranų kritikų, jachtų fotografų ir eilinė policijos žiaurumo auka. Tai buvo godus gyvenimas ir man gerai sekėsi gyventi. Įsigijau įdomių draugų, gaudavau pakankamai pinigų, kad galėčiau stumtis į priekį. Ir sužinojau apie pasaulį daugybę dalykų,
kurių niekaip kitaip nebūčiau sužinojęs. Kaip ir dauguma kitų, aš buvau ieškotojas, veiksmo žmogus, amžinai visko nepatenkintas, o kartais ir bukas skandalistas. Man niekada neužtekdavo laiko ilgiau pamastyti, tačiau visuomet jaučiau, kad instinktai manęs neapgauna. Kaip ir kitus mane valdė klajoklio optimizmas. Kad tai, ką kai kurie iš mūsų daro, tikrą pažangą. Kad mes pasirinkom dorą kelią ir kad geriausiai būtinai pasieks viršūnę. Tuo pat metu manęs neapleido ir niūrus įtarimas, kad gyvenimas, kurį gyvename, tai beviltiškas reikalas, kad mes viso labo esam tik aktoriai, apgaudinėjantis patys save beprasmiškoje odisėjoje. Kaip tik įtampa tarp šių dviejų polių, nesilpstančio idealizmo ir artėjančios pražūties pojūčio ir laikė mane ant kojų. Palauk, biškis skruzdės tarinai. Jo. Tai va, Ieva, tik 2 šūviai iš patrankos, bet pilnas minų, psichodelinių minų laukas Hunterio Thompsono literatūroje. Tokie metai kartu. Jeigu jūs neturite ką pasakyti, viskas gerai, mes tikrai tikiuosi, kad dar sutiksim šią vasarą, ne, Mantautai? Sutiksime. Tikrai susitiksime. Šis džentelmenas mums siūlo ir primena, kad saulė pasirodys, ne tik vasarą lis, o kai lyja literatūrinė mašina ant fono, man atrodo, dar geriau žiūrisi. Taip. Wow, nežinau, aš kaip visada be amo. Tikiuosi, kad ir su manim yra tokių žmonių, kurie jau kai atrodo, kad viską supratau ir viską žinau, tada ateina Mantautas su nuo saulės sakinukais ir turim, ką turim. Ačiū. Ačiū visiems. Iki kitų kartų.